fight you with my fists. I could be your poet, baby, and will write you a good text. I will satisfy you in any position. Sveiki visi, esu Martynas Šeikus. Jūs turbūt mane dar prisimenat iš tos The Lady Gaga Song ir So So Bad grupės, kuri čia taip netikėtai pasirodė Lietuvos muzikos padangį ir sudrebino visą Lietuvos žiniasklaidą. Iš tikrųjų, norėjau šiame video pristatyti jums vieną ypatingą sensaciją. Tai yra, jūs gausite šitą dainą nemokamai MP3 formatu ir geriausios kokybės MP3 formatu atsisiųsti. Bet apie tai truputėlį vėliau sužinosite šio video pabaigoje. O dabar noriu pristatyti du šaunius mano draugus ir puikius partnerius, tai yra Ramūną ir Eglę, kurie yra atsakingi už šito viso projekto rinkodarą ir taip pat pristatymą į kuo ypatingesnėme formate kiekvienam iš jūsų. Ir tikrai, Ramūną ir Eglę, prisipažinkit, kas blemba jūs esat ir iš kur jūs? Prisipažinti. Kas blemba mes esame? Na ką, mes tai esame tie žmonės, jeigu paprastai pasakęs, pirmieji, kurie pamatėm tavo video ir iš tikrųjų nutarėm tau padėti su to. Va. Ir dar atsimenu tavo tą tokį veiduką, rodydamas šitą video. Ką galvojat? Ką galvojat? Ar čia būtų įdomu? Tai va, jūs buvot pirmieji teisėjai, kurie čia taip žmonės iš šalies taip draugiškai pasisakėt, kad jums patiko šita daina ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad prisijungėt prie šito viso projekto. Ir dabar, dėl ko mes čia visi sustikom ir kreipėmės į jūs, mieli klausytojai. Jau 140 000 peržiūrų yra YouTube ir tikrai didžiulė dalis šios sėkmės yra priklauso tiek nuo Ramūnės, tiek nuo Eglės. Ar girdi, sustok, dabar sustok, nieko nedaryk. Klausykit, tai šitagi, dabar toks dalykas yra. Ramūnai, situacija tokia, mes turim labai stipriai padėkoti mus pristačiusiai žiniasklaidai ir blogams. Pasakyk, kokie jie. Taip, ir netgi išvardinsiu iš tikro, kai kuriuos net turbūt žmonės, kurių net nežino. Bet pagrindiniai būtų Alfa LT, iš tikrųjų labai daug žmonių pamatė ir komentavo. Taip pat Facebookas buvo viena iš tų priemonių, iš tikrųjų, kuri labai padėjo mums platinti šitą dainą ir labai pradėjo žmonių ateiti būtent iš Facebooko. Taip pat HLT, ačiū jiems. Labai įdomus puslapis Million Reasons Why Lithuania is the Best Country in the World.com. Labai ilgas pavadinimas, bet labai įdomių dalykėlių ten radome ir tenai buvo taip pat daina įdėta. 15 minučių, Vovočka.net, Panelė, lpi.lt, Respublika, Balsas, For Music, Vovočka vėlgi, Zebra, Juokis, JLT, LPI.lt, Uždarbis LT ir dar daug kitų, kurie iš tikrųjų padėjo šitą dainą garsinti ir labai dėkojame jiems. Lenkiam galvą. Taip, lenkiam galvą už tiek daug komentarų ir už tiek daug iš tikrųjų žmonių, kurie pamatė visą tai ir galėjo Martyną savo ekranuose pamatyti. Taip pat, kiek girdėjome, Martyną jau Lietuvoje važinėja mašinos, kurios garsiai tavo balsą. Teko girdėti, draugai pasakoja, sako, stovime sankryžoje, laukiam, kol šviesoforas užsidegs žalia šviesa, privažiuoja kabrioletas, iš kabrioleto visų garsų, Gaga, you drive me crazy, nušakęs, aš sakau, negaliu patikėti, sakau. Labai gerai, kaip negaliu patikėti, taip ir turi būti. Na. Martynas, kaip parodė iš tikrųjų šitą dainą, kadangi mes dirbame su technologijomis, kurios be jokių išlaidų visiškai iš tikrųjų leidžia bet kokiam žmogui paskleisti savo žinutę, kaip su Martynu pakalbėjome ir Martynas pamatė būtent tą galimybę, jis iš karto su mum, aišku, pašnekėjo, bet manau svarbiausia, technologija yra vienas, bet labai svarbu yra, kodėl tai daroma ir kokia būtent priežastis viso to, kodėl tu, Martyna, nusprendai tą daryti.
Iš tikrųjų, aš pastebėjau tokią tendenciją, kadangi pats dirbu seminarų organizavimo srityje, verslo seminarų organizavimo srityje, susidūriau su tokia problema, jeigu tu esi nežinomas, jeigu sakykime, tavo projektai nedomina žiniasklaidos, tai niekas apie tai nerašys. Niekam tu būsi neįdomus ir tikrai susidursi su daugybė ne, stumdant savo projektą, ar ten dainą, ar tai būtų knyga, ar tai būtų verslas. Nesvarbu, ir kiekvienam žmogui, kuris žiūri šitą video, kurie dar jo nematė, o gal tik tai vėliau pastebės, jiems visiems aktualu kuo labiau, sakykime, savo verslą arba savo idėją stumti, nes tik tai yra varomasis variklis. Ir tikrai aš norėjau su jūsų pagalba parodyti būtent kiekvienam žmogui, kuris domisi būtent savo tikslų pasiekimu, kad viskas yra įmanoma. Jeigu tą idėją pritaikius kiekvienam iš žmonių, kad jinai būtų skirta ir domintų žmonės, domintų žiniasklaidą, kad apie tai būtų rašoma ir skaitoma pranešimai radijui, rašomi pranešimai spaudai įvairiuose laikraščiuose. Ir mūsų šio projekto tikslas ir yra parodyti kiekvienam žmogui jo galimybės, kad kiekvienas gali būti internete ir tikrai plačiai žiūrimas, priklauso nuo to, ką jis nori pasiūlyti žmogui. Ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad šita daina tapo tokia populiari vien dėl to, kad žmonės pradėjo linksmintis, pradėjo šėlti, pradėjo gerai leisti laiką, nes daugybė negatyvizmo yra spaudoje, televizijoje, radijoje ir tikrai norėjosi tam tikrą tokį šviežią gūsį padaryti, kad kiekvienas būtų patenkintas, linksmai leistų laiką ir tikrai galvotų apie sodybą, apie gražius vaizdus gamtoje ir linksmybės su draugais, kas ir yra būtent vasara, tai gana svarbu. Kita vertus, jeigu pasižiūrėjęs į patį video, ką mes šiandieną darome, tai irgi yra paprasčiausia priemonė. Kiekvienas iš jūsų, manau, turite laptopą, kuris turi kamerą ir kiekvienas turite galimybę įrašinėti video. Ir vat būtent galbūt, ką mes norime parodyti va šituo video, šituo interviu, aišku, svarstėme, ar tai turėtų būti fancy video, animacijų ir panašiai, bet tiesiog nusprendėme viską parodyti paprastai, galbūt esmė ta, kad nepaprasti dalykai gali būti perdėti paprastu būdu, tiesiog ir tai galite ir jūs daryti. Ir manau, va dabar joninių proga, iš tikrųjų, ką labai, va, kaip ir minėjai pačioj pradžioje, mes norime padaryti ir papasakok šiek tiek plačiau, kad norime tą surprizą iš tikrųjų toliau ir vystyti ir žmonėms iš tikrųjų duoti vertę visos šitos dainos, nes internete, kaip ir minėjai, yra daug, kur galima atsisiųsti tą dainą. Taip, bet ten nėra geros kokybės ir aš keletą sykių pats atsisiunčiau, tai ten daugiau ar mažiau nuo video yra tiesiog išspaustas garsas ir jisai perkonvertuotas į MP3 formatą. Todėl kiekvienas žmogus šią savaitę, kuris ateis į thegagasong.com puslapį ir paliks savo e-mailą, gaus nuorodą, kur atsisiųsti geriausios kokybės MP3 formatų dainą. Ir taip pat jo lauks dar daugybė staigmenų, kadangi noriu visiems pasakyti vieną svarbų dalyką. Iš tikrųjų, ši daina ir šis visas projektas slepia didžiulę paslaptį. Ir tai nėra kažkoks reklaminis rinkodaros triukas. Tai yra vienas dalykas, kuris bus praneštas rudenį šį. Ir tikrai noriu, kad jūs visi būtumėt šalia, nes tai bus labai ypatingas dalykas. Todėl būtinai registruokitės ir gaukite dainą jau šią savaitę. Taip pat tokio pačio formatu padarysime interviu su žmonėm, kurie dalyvavo šiame projekte ir būtent ypač, manau, jums labai įdomu žmonėms, kurie dalyvavo filmavime to klipo. Kaime Baliavoje. Taip, ir nuo, kaip ten mes sakėme, nuo filmuotojo iki stilisto, kuris rinko rūbus iš močiutės spintos. Gal pačią ir močiutę dar galima būti. Ir padarysim interviu iš tikrųjų ir duosime, dėl to labai svarbu yra nueiti į thegagasong.com ir užsiregistruoti, kad mes jums galėtume atsiųsti tada, kai būtent tą išleisime. To, manau, vertė bus tikrai įdomi ir bus smagu žiūrėti. Ir galiausiai kiekvienas galės jau joninėms arba šiam ilgajam savaitgaliui turėti tą dainą, įsirašyti ją į kompaktinį diską ir klausytis tiek draugų susibūrimuose, tiek šventėse, tiek važiuojant gatve. Gal tiesiog tai būtų net gera idėja Jonui dovanų? Jo, gal tai netgi gera Jonui dovana būtų. Tai va, tai ką? Tokiu atveju mes šį kreipimąsi užbaigiam dabar ir laukiate tęsinio. Bus tikrai įdomu ir jūs dar net neįsivaizduojate, į ką visas šitas dalykas rutuliojasi.
Taip, ir nepamirškite thegagasong.com. Jūsų laukia nemokama daina šią savaitę. Gerai, iki greito. Iki. Iki. Chakra, you drive me crazy, baby.